motociklo jis gal pats ir nevairuos. Na, bent jau aš nerekomenduoju. Sudrebėjo Kauno miesto keliai ir takeliai nuo siaubingo motociklų griausmo. Kas su ragais, kas su seksualiomis panomis užnugaryje, va tai pasidabinę baikeriai rinkosi ne tik save parodyti, bet ir kitus pasidairyti. Ir nepatikėsite, ką toje didelėje dūmų sumaištyje užfiksavo mūsų kameros. Ogi iškėlęs rankas į viršų, už baikerio kolonos priekyje pasodintas, riedėjo ir spygavo Stanislovas Buškevičius. Nuostabu, įdomu ir atrodo, sakiau Juliui ir Baičiui, kad man toks jausmas, kad aš galėčiau visą dieną važinėti. Kaip tarė Stanislovas, taip ir padarė. Per kelias akimirkas tiesiog prie mūsų, liaudiškai tariant, susišaudė baikerį ir motociklą. Sako, kaip man atveju, iš tos pusės, reikia susėsti. O kur kojas sėti? Patogiai įsitaisęs Stanislovas nurūko, o kai išvydome pardundantį atgal, netaiktelėjome nuo triukų, kuriuos Stanislovas mums pademonstravo. Evaldas vardas. Pasirėmiau ant pečių ir pasistojau. Rizikavau, bet proto ribose. Sutikit? Sutinkam. Gal net Danutė Prunskienė žiūrės šitą laidą. Taip kad, žinot, gal net Jogailas Morkūnas išdrys ją pasižiūrėti. Na, Jogailas Morkūnas, ar išdrįsti pasižiūrėti šį reportažą? Aš savęs tai galiu garantuoti, bet va dėl Danutės Prunskienės. Tai jis gal net išdrys pasižiūrėti ir įsivaizduokit, ką jis galėtų pasakyti. Neseniai mes su juo tarp kitko susitikome grožio salone. Linkėjimai jam. Perduosim linkėjimus, būtinai. Bet ką, atleiskite, jūs grožio salone visi veikėte? Gražinomės prieš laidą, nes laida neįleidžia, jeigu nepasipuošęs ir negražus. Tai jau tikrai neįleidžia nei laidą, nei baikerių šventes, kur pilna seksualių, odiniais rūbeliais apsitempusių baikerių merginų. Kad joms tenka būti apsirengusiams odiniais drabužiais, juodais per tokį karštį, tai galiu pasakyti garbė joms, kadangi kultūra, menas reikalauja aukų. Reikia atkentėti. Grožis viena. O ar leistumėt, kad ne koks augalotas baikeris pavėžėtų, o kokia seksuali pupytė? Niekada nebijočiau, nes nėra nieko patikimesnio kaip moteris vyrui. Dievas sukūrė moteriai vyrą, o vyrui moterį. Supratom. Vyrui moteris, o moteriai vyras. Ir būtinai dar turi būti motociklas. Tad paklausę tokių minčių ir idėjų, paleidome Stanislovas savo motociklo ir gražuolės ieškoti. Kad tik kelelis nedulkėtų jums, Stanislovai. O, kokia išmintis. Velniškas greitis, važiuoju pas tave. Kiekvienas savo atrakcijų prisigalvoja. Aha, kas tuokėsi, kas skyrėsi? Jogaila. Pusiausvyra turi būti. Ką Jogaila? Mūsų laikas baigėsi, žiūrovų laukia nekviesta meilė. Pasimatysime per Jonines. Ate buvo naktį šventoje.